Labas rytas, 7:00:00. Aš jau gyvas. O dauguma tik ruošiasi dievytės. O, karavelė gerulį. Aižiukų pilna. Opozitas. O iš vis Latvijai ką patvarė. O. Brum, brum, brum. Reikia kažkur susirasti kavos. Dar kažko vakarį išgeriau kavos, taip sunkiai miegojosi, bet normaliai. Nėra čia ko skųstis. O jau kai kas diskutuoja prie transporto priemonių. Dar vienas galiu duoti. Turit? Kojinis? Turiu, aš tau duosiu. Nu, davai. Einam. Aš galiu kairę duoti, dešinę. Svarbu duosit, vyrai. Ne, tai kaip aš išeisiu su tokiu. Gerai, aš nesiteisinsiu, ba iš ryto puolimas. Einu pasižiūrėti savo gražiausio motociklo renginyje. O tai aišku, kad nėra. Tai šitų įžų javų visi turi, o jūs turėkit va tokį. Nu va, švediškas stalas, kaip priklauso. Labą rytą. Va, registracija gal atidaryti, kaip tu nori. Gali iš karto atsimokėti. O, kiaušinukai. O, karštas maistelis. O ko tu pjaustyt nori? Kaskis cielos. O tai koks išrankus. Nu ką? Skanaus, vyrai. Ačiū. Tai kas čia sakė, būk sveikas? Ne aš. Po pusryčių reikia padaryti namų darbus. Tai va, bilietas renginio. Ir einu papuošiu savo Hondelę dalyvio atributiką. O, kaip gražu bus. Nelabai lygu gal, bet kitaip jau ir nepadarysi. Reiks tik šitas nukarpyti, bet pasilikau peilį namuose, palapiniai namuose norėjausi. Visi puošiasi, ruošiasi, eina sau, kaip faina, va. Tematika pilna, seno motociklo, autentiškumai siekiantys išnaudoti viską. Nu, visi. Kanonės, sportai visokiausi, gražiausi. Išpuoselėti javokės. Visi burzgina. Nepilnai už pusvalandžio visi pradės startus, kaip sakau, kelionę pasirodyti žmonėm. O, kaip gražiai atrodo visa tematika. Saka, tu tą granatą laiką, sakau, vokietį išvažiavo, dar granatą palaikyti. Ką darysi? O, Nortonas, tokio net nebuvau matęs. Šitą tai buvau matęs. Royal Bullet. Čia ir jaučiu labai senas. O, ten irgi. O, tai labai gražu. Nu, šakės, anksčiau tik tais jau užsienį pamatydavai tokius aparatus, o dabar gali pamatyti ir Lietuvoje. Tai kasmetiniame renginyje senasis motociklas. Gerai. Aš prieš 10 metų pirmą kartą atlėkiau į jį ir va dabar visus važiavau, tik tai man atrodo vieną kartą praleidęs buvau. Tai ta degalinė, žinau, kad bus už kokio 100 metrų. Bet tai vyrai jau ten ir susirūpykit, jeigu žinokit jau. Aš pranešiu per megafoną pasėjau, kad ją būsim, kad ten trūksta benzino, kad... Mes iš Alytaus atvažiavom visai.
renginys. Pradės kelti vėliavą seno motociklo renginio. O, aparatas. Pakelsim vėliavą ir renginys oficialiai bus pradėtas. Nu kągi, vyriausiai mūsų vyrai prieina prie vėliavos ir bandys iškelti mūsų garbingą renginio vėliavą. Prašom. Ačiū. Mūsų išvyka apie mūsų kelionę. Kaip matote, tikriausiai, kad mus visą kelią lydės policijos ekipažas ir bus keletą motociklininkų, kurie taip pat padės mums kelyje. Ir prašau paisyti, labai prašau paisyti visiems atstumų vienas tarp kitų. Nenoriu garsyti, praeitą savaitę turėjom, netgi ne praeitą, šią savaitę mes matėm incidentą, kada motociklai važiuoja neįsilaiko distancijos ir pirmam motociklui kažkas tai įvyksta, kažkokia nelaimė. Reiškia, abiejų motociklininkų baigėsi kelionė čia ir dabar. Tai taip, kad visų norėčiau, kad sugrįžtume visi saugiai, kad turėtume tikrai malonų vakarą su muzika, su gira, su visais draugais, kad galėtume visi vėl susitikti ir pakalbėti. Ir nebijokit, kad ta kolona šiek tiek įsitęs ilgesnį. Svarbiausia yra saugumas. Ir mes tenais nuvažiuosim į tą vietą. Nu gerai, mes ten nebūsim galbūt valandą. Būsim 40 minučių. Nu bet užteks ir to. Svarbiausia, kad važiuotume saugiai. Va, sustojom ne Kybartuose Vištytį, visi tik moja rankom. Va, kaip faina. Honda prie Hondos. O, dūmų debesys. Nu, motociklų tai tikrai gausa. Ten dar toli net nematyti pabaigos. O, koks fainas motociklas. Čia skaitosi motociklas irgi. O. Jei kam aktualu pagaminimo metai. Gal nori, kad papasakočiau apie savo motociklą? Galit ir galima ir papasakoti, jeigu ką. Ką norėtume sužinoti, kelintų metų? 35. jau Jo, mačiau, viskas jau yra, mačiau nufilmavai metus, viską. jau, Ne, nu jo, va, jo, atlaikė jo. puikiai pirmą kelionę Lietuvoj iš Anglijos. O tai tu praeitais, palako, kažkuriais metais Aš prieš 2 metus buvau tik atvežęs, bet buvo dar Ai, bet neperinktas ne- variklis, tai A. tik tais šiek tiek kūrėsi, bet nelabai važiavo. Tai dabar va testas pirmas po perinkimo Ir kaip? variklio, nu kol kas puikiai. Puikiai. Viskas puikiai, jo. Nu, supratau, bet žiūriu, vairas ne toj pusėje. Toksai, nu, įdomus daiktas, tikrai. Jo, bet techninė apžiūra yra. Va čia originali techninė apžiūra, 45 metai. Praeita. Pasibaigė. Ai, praeita. Nu, paskutinė praeita Nedaug buvo, trūksta. kem 5. Paskui panaikino Anglai jau šitą. Užtat ir... Bet yra visos surinktos nuo gimimo, nuo 35 metų, 10 metų ėjo tech apžiūra. Supratau. Nu, gražus modelis. Kaip vairuojasi? Nu, va, tikrai motociklo variklis. Šakė. Šakė ir viskas, nu, blembo kaip padaryti.
Čia užskarduota, viską tokio Šiaip nebuvo. darė, matai viską, kad apeiti statymą jau tais laikais. O kodėl būtent Padarė tokias? todėl, kad automobiliam įvedė mokestį Aha. Anglai 35 metais, 34 netgi. Ir už tada sugalvojo, kad ant motociklo bazės padarys kaip motociklą, kad nereiktų mokesčių mokėti. Keturvietės motociklas su stogu. Aš čia Čia keturvietis. keturvietis. Ai. Čia ne Morganas. Morganas vienintelis Aš net pasaulyje keturvietis motociklas. Ne visi buvęs. klimato. Nes O visi kodėl, Morganai visi buvo dviviečiai. o kodėl būtent va toksai? Ar čia taip likimas ar noras? Man Taip, būtent išpuolė radau. Aišku, supratau, tokį, tai pasirenka. Pradėjau domėtis jo. pasirenka. Kaip ir viską retesnį pamačius, tai Prasideda viską. Nu, gražus daiktas, gražus. Bet čia atsivežė, ne? jo, nu tai nuo Vilniaus, žinai. Nu, supratau. Užtenka čia jau Ne, tai galingas jau renginys, atstumas. 135, kiek čia kilometrų. Nu ir kai visiems, aš kainos tai niekada neklausiu, bet kiek didžiausias greitis 8,8 parašyta, o Jo, kiek pats dabar važiavai? 60. 60, Jo. va čia važiuoju, supratau, nes visiems, kai žiūri, tai kiek lekia, Jauni, bet, nu jo. kiek lekia. 50-60 tai smagiai važiuoja, o daugiau Supratau, nepjauni. viskas, aišku, gerai, dėkui labai. Lauksim video. Nu, tai bus būtinai. Va. Apeinam ratelį visą. Ką tu. Nu, tikrai įspūdingas daiktas. O, kokio lenkiško motocikliukas, norėjau sakyti. Mašiniukas iš Lenkijos. O, čia dar žmogus ir dalyvauja kažkur tai. Lietuvoje dažnai pasirodo, Kėdainiai 23 metais. Toks jau rimtas aparačiokas. O, retro mugėse dalyvavęs. O, Sūduvos vilkai. Galima? Labą dieną. Ai, būtina, ne? Supratimas. Ne. Ai, čia Kubilius, čia mūsų Mariampoliai muziejuje yra. Šitą muziejus jo, aš galvojau, kad čia Lenkų. Ne, lietuvis, o, gražiai. Gražuolis. Ai, vad, nemačiau. Jovo muziejus. Bet mano pirmas sportas, viskas ėjo. Čia elitiniai motociklai, gal patys seniausi, man atrodo, jei neklystu. Bet čia organizatoriai, man atrodo, senasis motociklas. Tokį gerai atrodo. O, signalas. Kas metai vis naujų atsiranda egzempliorių, kurių net nebuvau matęs. Nu va, pabuvom čia, Vištytį. Už kelių minučių, sakė, ruošiamės vėl ir judėsim kažkur kitur. Ne kitur, bet į Kybartus. Kažkokia sena stotis, tai kažkur eisim, į kažkokį požymį, neišgirdau tik kur, bet kažkur eisim, tai bandysiu, jeigu visi telps. Žemyn. O, priedanga. O, katakombos. Geležinkelio, Kybartų. Gaiva, drėgmė. Priešai negalėjau traukti, tų priekių negalėjau traukti niekas.
Tokiu būdu atsirado šitie požemiai. Ir pasisekimas šio požemių yra gana didelis. Vien tik šiandien bus 4 ekskursijos. Reiškiasi, yra nuo jūsų savaime aišku didžiausia, čia kalbos nėra. Ir mes šituo dalyku labai didžiuojamės ir jį norime dar truputį padaryti geriau ir visą kitą. Dabar yra žinoma, kad tuščios sienos, kurią mes esam pamūrinom tam, kad nekristų čia šiukšliais ir visą ir taip toliau. Mes žinome, kad čia yra tunelis, kuriuo galima nueiti į geležinkelio stotį. Bet tas geležinkelio stoties tunelis yra užverstas ir mes neturim teisės nieko daryti, kadangi tai yra priklauso paveldui. Ir taip čia viską, ką mes darėm, į tuos vartus ir visą kitą, padarėm be jų leidimų. Man reikėjo atlaikyti tą jų spaudimą, bet matot, esu gyvas, veikiasi taip visą kitą taip toliau. Vienu žodžiu, taip pat čia ėjo ir geležinkelis. Geležinkelis buvo siaurukas, toks, kuris, reiškia, vedė žmogui stumti vagonėlius. Nu, žinau, tokie mažiukai buvo. Nu, įspūdingai atrodo tuneliai. Aišku, dar truputėlį purvinoka, čia šlapia. Bet šiaip gerai atrodo, tikrai fainas tunelis. Geras. Smagu kažką naujo pamatyti. Kybartuose. Baigėsi ta ekskursija, dar čia žmonės apsižiūri mūsų motociklus. Čia drono negalima leisti, neleisiu, galvojau padaryti keletą vaizdų iš aukštai, bet ne. O 28% bandau sukelti vlogelį, kad galėtumėt vakare pasižiūrėti. Nu, greitai pasikrojau kamerytę. Dvore tai faina, patiko visai. Ekspozicija kažkokia tai ten. Nu, reikia suprasti dvarus, bet šiaip graži vieta, graži teritorija, rožynai va. Ką tu. Renginys. Šiaip truputėlį net jau ir nuvargau. Nuvargau dėl tos priežasties, kad toks gal biškį per mažas motocikliukas. Tai taip susirietus sėdi, tupi, vos ne, tai nelabai vairavosi. Cekavina. Dabar užsikuriam, jeigu įmanoma. Dvaras kaip dvaras. Netur būta, jachtų. Jo, kaip tenai nevyko. Jo. Šiaip dabar reikia paprasukys čia. Arda. Kažkas, kai užkūrė mocą, tai atsitrenkė jį, nes nesuvaldė, kaip užsikūrė. Jis norėjo padėti, o kažkas paėmė važiavo. O, koks gražuolis motocikliukas. Lietuvių. Taip gerai buvo, blemba, vėsa, sulėjo. Nei kamera, nespėta įsijungti. Bet taip kalė lietutis, kad... Viskas, net kelio buvo nematyta. Manau, kad kai kurie rūbai nepasiteisino. Va šitie batų rūbai, tai manau, kad kiaurai pravarė. Nu, striukėta, aišku, čia nėra neperliejama, tik odinė. Tai ir nepasiteisino. Va, ir šaika grįžta. Va.
Tikriausiai pradėsim nuo tų didžiųjų motocikliukų. Jų yra 5 ir jie bus skirti, žinokite, motociklą. Tai yra motocikliniai apdovanojimai. Už techniką konkrečiai. Kas? Grzegorz Sosinski. Nu va, oficialioji dalis baigta. Viskas liko linksmybės, trali-vali festivalį. Kiek šalių dalyvavo renginyje? Gira. Kas turi vyručiai pradžią, tas turi ir pabaigą. Jis baigia transliaciją ir manau susitiksim ryte. Nes ką jau pradės temti. Manau, kad dar pabūsiu čia. Ir rytoj grįžimas namo. Grįžus namo. Jeigu kas bus nuotykių kažkoks, būtinai parodysiu, o jei ne, tai susitiksim kituose reportažuose ir kitose video. Tai kaip visą laiką. Su jumis buvo Giedrys. Ačiū, kad žiūrit ir už jūs. Palapinių miestelis griūna. Mano jau sugriuvo. Naktį labai lyjo. Bet gerai, kad ne mano palapinė gera, nepralijo. Dabar truputėlį pasidėsiu, o šitaip sakiau. Jo, o taip persikomplektavau viską. Neturėjau ko uždengti, kitam kartui pasiimsiu uždengimą, biškį perlijo vandelį, bet nieko čia tokio. Pradžių šitie lietaus rūbai, kaip čia batų uždangalo. Ne, nepasiteisino jie, kažkaip nežinau. Čia prasibrūžino, gal nuo dviračio. Jo, gaidys. Neoproninės pirštinės tikrai pasiteisino. Tai sakiau, tokias pačias neoproninės nusipirksiu ir užvalkaus ant batų. Ką, reiks eit kavos. Fainas koncas buvo, fainas viskas. Tik labai nepatiko, kaip čia žmonės gėrė, baliavojo, o čia palapinės. Bet kas metai būna palapinių miestelį, bardakas. Tai čia nieko naujo. Parvykta namo. Vandelė gerai suvažinėta. Viskas su juo tvarko. Dar ką, reikia įsidžiovinti palapinės, viską, kol dar nesulijo. Ir ruoštis kitam kelionėm. Kita kelionė tai numatoma, jeigu pavyks su Java greitai susiorganizuoti, tai su Java. Iki Talino irgi senovinės technikos ten renginys. O jei nepavyks, tai kažką planuosiu su Royaliu važiuoti. Į Europą. Ne į Taliną, bet jau į Europą, į kažkur į Rumuniją ar dar kažkur. Tai va tokių yra planų. O ar jie įsigyvenys, tai net nežinau. Bet jau jei keliausiu, tai jau nefilmuosiu, nesivešiu kompo, nieko. Tik filmuosiu, bet jau grįžęs, man atrodo, rodysiu. O gal, nežinau žodžių. Vieną kelionę pasibaigė, iškart planuoju kitą. Kai visą laiką planų daug, o rezultatas kartais būna nulinis. Seniai važiavęs buvau su Hondeliu. Šiaip labai patiko, prisiminimai. Čia mano kaip ir vaikystės daiktas. Ir toksai. Nu ką, technikinę prasivariau 2 metam, draudimas neužilgo baigsis, nes buvau tik mėnesį apdraudęs. Nu ką, reikės apiplauti rytoj, apvalyti ir padėti, kaip sakau, ant sveko pakabinti, nes neplanuoju šios daugiau eksploatuoti. Nu, niekada nesakyti niekada. Kai technikinė yra, tai ten apsidrausti labai greitai galima. Tai gerai, bičialiai, kai visą laiką. Dėkui, kad žiūrit, dėkui, kad uždėdat laiką, dėkui, kad prašot komentarą. Ir ką, varau aš į dušą, varau tvarkytis ir susitiksim, manau, kitam video, kitam epizode, kitam vlogelį. Su tavim buvo Giedrys.